knyga, džiaugtis Lietuvoje, džiaugtis Italijoje. È un piacere che possiamo rallegrarci di questo bel libro sia in Italia che in Lituania. Taip, mano darbas iš tikrųjų, kaip ir profesorius sakė, tai buvo surasti lėšų knygos leidybai. Il mio lavoro è stato quello, come ha detto il professore, di trovare i finanziamenti per stampare il libro. Bet čia ne tik tai snoras buvo priežastis ieškoti tų pinigų. Mes tai darome visada, todėl kad yra fondai ir knygos poligrafinė kokybė labai priklauso nuo turimų finansų. Comunque in questo caso la banca c'entra solo in parte. In pratica ci sono dei fondi a livello nazionale che finanziano le pubblicazioni e se si vuole pubblicare qualcosa di bello è indispensabile riuscire a ottenere qualche finanziamento da questi fondi. Puikiai suvokdama, bent jau aš net nebejoju, kad visi čia esantis knygos turinio vertę, siekime, kad ši knyga būtų ne tik vertinga savo turiniu, bet ją galima būtų žiūrėti kaip į reprezentacinį kūrinį. Noi pubblicando questo libro interessava a noi non soltanto il contenuto ma anche la forma poligrafica, se presentavo diciamo una forma attraente. Na ir tada prasidėjo. Trumpai galėčiau pasakyti, kad teko rašyti 3 kartus, teikti paraiškas 3 kartus ir 3 kartą pavyko fondą Lietuvos mokslo taryba įtikinti, kad tai iš tikrųjų yra vertingas kūrinys. Io ho ripetuto la mia domanda, abbiamo fatto ben 3 domande, solo alla terza domanda sono riuscita a convincere che la pubblicazione di questo libro fosse importante, quindi valesse la pena finanziarlo. Tai buvo randama pačių tokių smulkiausių barjerų, kurie neleido pirmą kartą laimėti projektą. Taip pat buvo teikta kultūros ministerijai prašymas finansuoti šią knygą. Na, ten yra tam tikrų niuansų, kultūros ministerija nefinansuoja arba labai retai finansuoja mokslo įstaigų leidinius. E per esempio ci siamo rivolti anche al Ministero della Cultura, solo che il Ministero della Cultura ci ha risposto che non vengono finanziati enti statali, per le pubblicazioni di enti statali. Taip pat labai priklauso ir teikiant projektą ir nuo ekspertų nusiteikimo, nes vienas dalykas yra leisti Vilniuje tokią knygą, kitas dalykas Klaipėdoje. Nel presentare queste domande molto dipende dai recensenti, dipende da altre cose. Posso dire soltanto che è molto più difficile pubblicare questo libro, ottenere finanziamenti per un libro pubblicato a Klaipėda che per un libro pubblicato a Vilnius. Cioè, detto in termini italiano, è più facile pubblicare un libro, finanziare un libro a Roma che non a Venezia. Taigi projektas prasidėjo 12 metų Liepos 1 dieną ir baigsis jau šių metų balandžio 30 dieną, dar keletą dienų. Štai šis paskutinis renginys yra projekto metu vykdomas. Na, kaip suprantate, Liepos liūtis yra atostogų mėnesiai, na, o rugsėjais, spalis ir lapkritis ir gruodis buvo ypatingai įtempti. Quindi il libro, quando ci è stato finanziato, siamo partiti e diciamo siamo incappati poi all'inizio nel periodo estivo, che è il periodo in cui i lavori non si fanno. Keli vėlavome dėl visokiausių priežasčių, bet tačiau viskas įvyko laiku ir gruodžio 21 dieną mes turėjome knygą. Comunque poi abbiamo recuperato e il 21 dicembre avevamo già il libro stampato. Na, o sausio viduryje knyga jau pasiekė Italiją. E nel mese di gennaio il libro è arrivato in Italia. Taip, nes pagal sutartį 250 egzempliorių priklausė partneriams. Partneriams tai yra Pievėdo Pagos savivaldybė ir Berlyno miesto biblioteka. Perché 250 copie del libro, secondo l'accordo, erano destinate ai partner, cioè a Comunità al Parco e alla Biblioteca Civica di Belluno. Na ir paskui liko jau linksmoji dalis, tai yra knygų pristatymai, kurie vyko Klaipėdoje,
Kaune, Vilniuje, jau per Lietuvą, per didžiosius miestus pravažiavome, pasirodėme, pasidžiaugėme, pasigyrėme. E quindi poi è rimasta la parte più divertente, quella delle presentazioni, dove ci siamo divertiti, appunto presentando quello che abbiamo fatto, pubblicando un libro sia a Vilnius, sia a Klaipėda, che a Kaunas. Kągi, mes dabar vis iš vienos barikadų pusės kalbėjome, žinoma, prastas yra tas, kas save peikia. Profesoriau. Noi abbiamo parlato da una sola parte della barricata e diciamo che da questa parte noi non possiamo criticare noi stessi. Bet kita vertus, žinoma, sena patarlė, kas savęs negiria, tą perkūnas trenkia. E dall'altro lato c'è un detto da noi che chi non si loda viene colpito da un fulmine. Vienok, kaip atrodo iš šalies šitas veikalas ir niekiai sužinoti. Ed è interessante a questo punto sapere cosa pensano gli altri di quest'opera. Tai aš ir kviečiu dabar Punsko licėjaus istorikę Danguolę Klosaitę, žvilgsnis iš šalies. E invito a questo punto l'insegnante di storia del liceo di Punsk, Klosaitė, a presentare, dire qualcosa delle sue impressioni sul libro. Aš tada prašyčiau, kad kaip nors prie svečių ir nereikėtų sutaupytume laiką vertimui. Profesoriau, pasidalinkite taip, kad jausi paverstumėte, gerai? Labą dieną visiems. Visų pirma, labai ačiū už pakvietimą. Man tai yra didelė garbė, kad galiu šiandien būti su jumis. Pirmą kartą aš susitikau su šia knyga ir man neapsakomai įdomu ją perskaityti. Aš esu mokytoja, nesu mokslininkė, tačiau galėjau pasižiūrėti šitą knygą iš tos truputėlį kitos pusės, iš tos istoriografijos, kaip jinai yra pristatoma, atrodoma Lenkijos piliečiams iš tos lenkiškos pusės. Ir labai atsiprašau, kad esu susijaudinusi truputėlį ir aš čia savo užrašais pasinaudosiu. Norėčiau šičia susikaupti daugiau ties reikalais susijusiais su pačia Lenkija, su tuo nemaloniu ir gėdingu įvykiu, čia turint omeny Kazokų sukilimą. Ir Lenkijos istoriografija reikia pripažinti, kad truputėlį priežastys, kurios privedė prie tokių tragiškų tikrai įvykių, jos kartais yra kažkur apleidžiamos, yra tai truputėlį nutylėta, ypač ugdant jaunimą. Mokytoja, aš matau, kokie yra vadovėliai ir iš tikrųjų nekeičia nenori niekam pasakyti apie tai, kad jie skriaudė kažkokią tai tautą ir elgėsi lyg patys nenutolo per daug barbarų šią vietą. Ir 1648 metų Bogdano Chmelnickio vadovaujamas sukilimas, jis iš pat pradžių nebuvo pastebimas kaip rimtas pavojus. Jis buvo suignoruotas. Suignoruotas dėl to, kad tai nebuvo pirmas sukilimas. Prieš tai vykusieji 1591-93 ar 1630 metų sukilimai, jie buvo lengvai numalšinti. Ir šiuo atveju kilusio Chmelnickio sukilimai Lenkai nelabai nutuokė, kad iš tikrųjų šitas toks išsišokimas, kaip jie vadindavo, tai turės tokias tragiškas pasekmes. Ir galvota buvo, kad tas sukilimas greitai bus kur nuslopintas.
Iš tikrųjų, jie to nepadarė ir nepadarė to taip pat dar tų šaltinių, taip pat iš tikrųjų. Pačioj pradžioj, ką padarė lietuviai ir apie tai užtat knygos autorius užsimena, kad jie buvo šitoj vietoj daugiau pažangus, daugiau, sakykime, mokėjo numatyti pasekmes ir čia tą sukilimą numalšino greičiau. Ir Lenkijos politinis elitas neižvelgė šio paskutinio užtat sukilimo kaip tokios rimtesnės grėsmės, neižvelgė valstiečių problemos ir jų tarpusavio tokio susitaikymo ir bendradarbiavimo. Šis sukilimas tapo tautinio išsivadavimo apraiška. Ir tai nebuvo jau vien tik tai pačių kazokų ar pačių valstiečių išsišokimas, o taip tikrai mėginimas išsivaduoti iš tokio nelaisvės jungo. Na ir prieinant prie tokių labiau betarpiškų priežasčių, tai kad šičia kazokai nenorėjo rezignuoti, nenorėjo atsisakyti, kad būtų mažinamas vėl tas, tai vadinamas Lenkijoje rejestr kozacki, kazokų registras. Tai to jie labai bijojo lenkai, Lenkijos šlekta, o kazokams tai davė didelę naudą. Nes kas būtų priešingų atveju? Priešingų atveju Lietuvos kunigaikštis, Lenkijos karalius, jis įgautų didesnę militarinę jėgą, kuri būtų pajėgi tada stipriau kovoti dėl tų reformų, kurias jis pats nori vykdyti. O kaip žinot, Kusėtai tai žino, kad taip iš tikrųjų tas tokias nusistovėjęs, cementas, tai užtat jį reprezentavo būtent šlektą bajoriją. Jinai nenorėjo permainų, nenorėjo reformų. Na ir kazokai siekia taip pat ir autonomijos. Tai reikia irgi pažymėti. Autonomijos, aišku, gauti atlyginimą, dalyvauti karinėse žygiuose ir gauti karo grobį, bet nenorėjo ir atsisakyti už tą autonomijos. Ir jos klausimai jie nuolat keldavo, kada tik tais Lenkija norėjo pasinaudoti kazokų pulkais kažkokiam tai kariniam žygiui. Šis reikalavimas niekad nebuvo patenkintas, ypač dėl bajorijos įsitikinimo, kad jų tauta yra viršesnė už kazokus ir kad tai būtų buvęs jų pažeminimas, pastatymas jų lygiai su kazokais. Ir tuo labiau, kad per autonomiją šlektai būtų atimta dalis bajorų žemių. Ir atimta jie tas truputėlis ir valdžios. Na, šio tikslo pasiekimui kazokai nekartą mėgino gąsdinti ir keldavo užtat šį klausimą. Jie gąsdindavo turkų ar labiau totorų ir Maskvos karinės intervencijos grėsmę, bet tai net neždavo didesnių rezultatų. Ir, sakykime, jų pasiuntiniai grįždavo be nieko, o sukilimus sekdavo sėkmingai numalšinti. Taigi ir tai tapo konflikto pagrindinė priežastis. Ekonominė ir teisinė kazokų ir Ukrainos gyventojų diskriminacija. Ir tai pastebi būtent šios knygos autorius. Jis tai vertina kaip tokią didelį neteisingumą ir jį vadina Dievo bausme bajorams už visas padarytas jiems skriaudas, kad toks elgesys jis negalėjo nieko kito susilaukti, jis turėjo susilaukti atpildo. Ir galima čia dar daugybę įvairių ydų primest, pavardinti, kuris įžvelgia Viminą. Ir jis šioje knygoje pristatė bajoriją kaip tą
politinės sistemos elementą, tai iš tikrųjų pagrindinį elementą, kuriuo remiasi, kuriam buvo atiduotas tas svarbiausias įrankis. Pristatė tai kaip būtent tą priežastį, kurį ir stabdė visas permainas, reformas ir galų galo privedė prie tos valstybės žlugimo. Ir manau, kad šitą knygą būtų verta užtat pasiskaityti Lenkijos piliečiams, Lenkijos istorikams, nes joje sudėtos vienos mintys ir mąstymai yra lyg ir tokia pranašystė, galėtum pasakyti, nes jinai rado savo patvirtinimą Abiejų Tautų Respublikos vėlesnėje istorijoje. Ir gali atrodyti, kad nebuvo tuo metu susipratusių žmonių, kurie galėjo realiai įvertinti situaciją. Iš tikrųjų tokie buvo, bet tuo metu tai buvo nepopuliaru tokių žmonių klausytis, taip tikrai. Ir tuo dar ši knyga yra naudinga, tuo yra vertinga, kad Demina čia jis naudojasi užtat šaltinys. Jis neturėjo intereso, kad kažkuria iš pusių palaikyti. Jis vienodai ir objektyviai, taip, bet vienodai jis apdalindavo savo, sakykime, tokią kritišką nuomonę ir kazokus, nes kazokų irgi čia nenorėjo jis niekad pateisinti už savo irgi elgesį, bet ir Lenkų irgi Lenkams irgi iš to kritikos jis nepagailėjo. Tuo jis yra irgi objektyvus ir pats jos daug pasako ir įrodo, kad šioje knygoje verta ją pasiskaityti. Nes jis ir nebuvo nei kažkokio bajorijos luomo atstovas, nei valstietis. Nebuvo jis tokių žmogų, su kuria iš šitų konflikto pusių galėtų jis identifikuotis. Jis į šios įvykius žiūrėjo iš šono, tuo labiau, kad jis nebuvo nei lietuvis ir nebuvo Lenkas. Ir jis čia vadovavosi visų pirma dvasiškio principais, vertindamas įvykius, kuriuos girdėjo. Taigi, kaip sakiau, pats Nikelė Vienkė asmuo užtikrinas, kai kalba apie šios knygos objektyvumą. Ir įtikime, kad tuo metu buvo žmonių, kurių patarimo verta buvo pasiklausyti. Ir jam turbūt nesuprantamas buvo bajorijos elgesys, kaip, sakykime, polinkis į puotavimą, nesirūpinimas valstybės reikalais, čia pastatymas valstybės, sakykime, gerovės kažkur žemiau ir savo privačių interesų. Nes visų pirma, jis čia mato, kad jie vadovaujasi savo interesais. Jam Vilniuje tai buvo nesuprantama, bet mes dabar tai suprantam, kad tai buvo kitos sąlygos, kitus žmonės, kitokia epocha. Ir mes negalime jų smerkti, nes savai buvo tada suprastas pilietiškumas ir savai su to susijusi buvo atsakomybė kitokia. Ir šiandien vertinant 17 amžiaus įvykius Abiejų Tautų Respublikoje, prieinama prie tų pačių išvadų, kurios buvo suformuluotos pačio Vilniaus. Tai, kad jo mintys pasiteisino, jo nuomonė, jo išvados. Tai randam tam iš tikrųjų tikrai patvirtinimą. Ir pabaigoje norėčiau dar kartą išsakyti savo gerą nuomonę apie šitą knygą ir išreikšti viltį, kad ateityje ji bus prieinama platesniai skaitytojų grupiai, ypač Lenkijoje, nes būtų gerai, kad jie irgi galėtų pasiskaityti apie tai, ką apie juos rašo kiti.
Ačiū. Va, kokia gera mintis nuskambėjo pabaigoje. Jau praktiškai turim užsakymą versti lenkų kalbą šitą knygą. Quindi una bella proposta, qui c'è già una sollecitazione a tradurlo in lingua colastica, per farlo conoscere ai polacchi. Ja. Ir į kitas aš įtariau rinkinės kalbas nepakenka ir ukrainiečių, baltarusių, rusų, kas be to. In ucraino, in russo, in baltarusso. Ir žemaičių. Quindi dialetto della Samogica. Kągi, iš tikrųjų matau, kad jau visų dėmesys šiek tiek pavargo ir iš tikrųjų geras renginys, kaip sakau, turi pasibaigti maždaug su saulėlydžiu. Vedo che tutti ormai sono stanchi, che una buona presentazione deve finire con il tramonto del sole. O kalbėjai leidžiasi saulėje. Chissà quando Sako, kad jau. Tai dar turime vienas minutės iki saulė nusileisti, todėl labai maloniai kviečiame ir namiškius pakalbėti Viešosios bibliotekos direktorė Laima Karpavičienė. Šio projektų iniciatorius, sumanytojus, vykdytojus, Kalvarijos savivaldybės Viešosios bibliotekos ir kolektyvų ir būsimų skaitytojų vardu norim padėkoti už jūsų triūsą, didelį darbą, už šį puikų kūrinį ir linkim tolimesnių sumanymų, sėkmės jūsų visuose darbuose ir asmeninėme gyvenime. Ačiū jums.